Nu, jau daugiau negu pusė nupilta. Tai šiandien gal ir nepabaigsiu, bet jau rytoj tai jau tikrai pabaigsiu. Draugė vaikščioja paskui, žodžiu, pirmyn atgal. Nelabai nori būti pririšta. Pririšta mekena. O pasileidžiu sykiu, tai kai šuniuks jau vaikšto paskui. Taip. Dabar kiek privešiu, tai ten tos krūvos, tai nei pusę nebūsiu nuvežus, dar tai liks ir išlyginta. Bet čia nebloga ta žemė, reikės ją kažkur dar pilt ant ko nors panaudot. Čia žiūriu, dabar su karučiu važiuoju. Čia kur trifazį kabelį vedėm, tai kai sukrito, reikia čia pripilstinėti tą grioviuką sulygint. Iki pat stulpo. Iškarpiau biškį tuos plaukus, jau subinėjau, te buvo dredai susidarė mėšlinė, tai dar kažkokia viela įsipainius tuose dreduose. Dabar iškarpiau, va, iššukavau. Kaip įsikelt?
Oho, koks lietus. Mama, bet tu, mama, kai mes sutaiskom, tai paskui apsišiko. Taip gerai. Toks didelis. Kaip matyt, bandėm žvejoti. Šus gavus mums to žvejojimo. Nors kaip, iš mūsų žvejotojų suiglė tai kaip iš Becis balerina. Va, nelaiks gal, ką žinau. Nu, žodžiu, pasižaidėm biškį. Gavau šiandien skambutį iš darželiuko, sukarščiavo. Gerklė slauga, tai parsivežiau. Vienai nuobūdai kambarys, kol lendam biškį į lauką, einu pabandyti pažvejot. Nieko nepagavom. Va, o aš antrą dieną susilaiščiau šiltnamį. Tai dabar vis liesiu, nes labai perdžiūvęs ir galvojau, kad sniego bus kaip normalią žiemą, sniego nėra. Tai nėra ko prikast. Tai dabar vis laistu, čia labai patogu. Prūdas pilnas, tai nesunku semtis. Va, tai priliesiu, suliesiu, kai išbrengs, tada Andriui sakiau, motobloką junkis, permalstuosiu visus lapus. Su trupiais biškiai, su smulkiais. Nes tai vasaris jau, tai tuoj bus. Tai norėsiu jau paskui antroje pusėje vasario kažką pasisėti. Salotą, krapą, svogūnų pasisodyti. Va.
Tai taip, žodžiu, ieškom dabar internete dar porą ančiukių bėgikių, bet tai, kad mums nesigauna rasti jų visi. Siūlu antinus tik tais. Antinų nereik. Nu, laukiam, kada išeisiu. Jau kaip duona ryja, vajai. Na tai kaip manote, sodybėlė įvyko pagausėjimas ar ne? Vakar iš Pravieniškių parsivežėm 2 bėgikės. O tenais toliau jos viena balta, kaip delmantinas, o kita lygiai tokia pati kaip mūsų. O jau vyrai, kad džiaugiasi. Jau kai jie džiaugiasi, labai viens į kitus darys. Okay. Padusės jau. Na, padusai biški. Vidų jau liežuvis paleidė. Nu, arčiu. Vai. Labai šia gera. Vai. Tuoj grįšim, yra? Mašiną namačiu. O knyga? Knygą važiuosim, kai mažiutė bus darbe. Važiuosim į biblioteką pasim, gerai? Sveiki nuvažiuosim pas mažiutę į mokyklą ir įsirinksit, tu gerai? Gerai. Ai, kai mėja eisi į darželį. Taip, darželį mėja bus. Na, eina. Tai kai mėja bus darželį, tai mes su mama su ten važiuosim knygą pasiimti. Taip. Na, biški. Prasieiname ir grįšim. Eisim vėliavai. Pagrindą įsibetonuoti, vėliavų stulpai, tiksliau. Laikiklį tą įsibetonuoti reikės aplink trinkutėm lentą susisukti, ne? Pabandysim. Nu, kad te aukščius nusim. O, galėtume varštų šauk trumpesnių pasimta, ne? Dėžutė. Neduosiu, va pamojuok, va. Žodžiu, bandysim susisukti ir įsibetonuoti. Tai džiūsta. Ir rytoj eisim vėl prie tų vasariniais tepliųjų. Na, ateik. Pasiganyt, paleisiu, eik. Na. Einam susisukti, kaip turės būt aplink valjerą trinkutės, nes norim įsibetonuoti
stulpui laikiklį, tai kad žinot. O paskui kitą savaitgalį gal įsibetonuosime padą trankutėm. Va, tai čia 3 eilės, čia sakė 5, čia 20, o už nugaros 2 eilės. Užteks. Šiandien pas mus nuotaikos liūdnos, nes negrįžta Maša mūsų, kad iki. Taip nėra buvę. Silaikinai, jeigu dieną pramiega kambarį, tai eina į naktinę medžioklę. Ji visą laiką ryte kaip laikrodukas, jau ant palangės prašusi į vidų, bet šįryt nesulaukėm. Andris visus ir griovius apėjo, visus sklypų, pakraščius, viską su mašina biškį važiavo ieškot. Tai taip gaila. Pridėjau skelbimų, tai matysim. Reik luktel, gal pareis, gal prispangus, kur nors vienas syk tai yra žiurknuodžių priėdus ir vidury kelių ant pagrindinių išėjus. Jie apspangus tupėjų, tai gerai, kad žmonės paėmė, įdėjo į skelbimus ir radom, pamatėm. O dabar, jeigu kažkur vėl užsėdus prispangus, nu tai pareis. Tai būdavo gerai. Sodybą prižiūrėdavau nuo pelių. Čia, tai vapšėdė išliukusi visas pusės. Čia išversk. Vau, viskas. Na va, paskui čia pribetonuosim. Čia matysi per savaitę, čia pasilygys tų žemių. Biški žemių pliupai.
Paskui trinkutės aplinkui, ant tų trinkučių tą bumbulą uždėti, viskas. Ja. Tai žiūrėt, bumbulą reikia žiūrėti, užsidėti, žinai, kaip jisai uždengia. Tai, kai trinkutės dėsi, pakelsi tą bumbulą. Reikėjo man pakelt 5 semus aukštimą. Tai čia nesvarbu. Tai tas bumbus galite ant trinkučių grinai pasidėti. Ja, tai taip, bet tai kai atversti reikės. Tai mes tą... bus trinkutė va tokiam aukštį. Mes tą tai dėsim prieš trinkutės tą vėliavą. Šitai nors padaryti reikia. Šitai padaryti, gerai, bus biškai aukščiau, nes neis atvers, grinai paskui stulpus, supranti. Nu, kėlę nuneši. Biškai, da, čia prikrėsti. Dabar nuo to čia pasikabyti bus gerai. Supranti, aš padariau lygiai betoną. O trinkutį da eis 5 cemai, o, tai prašau. Dar net aukščiau čia gali iškelt. Dar truputį. O, šitai kaip nors viskas. O, tai va. Da. Jo, biškai kėlė, da biškai apkrėsti. Sekmadieniaujam šitaip. Jau ta vasarinikai šašas daros. Vent verčiau į namus. Tai čia apsiklijavom. Žodžiu, šiandien teplios Andrius, o aš prisivežiau malkų į namą ir einu po biškį kuistis tą patalpą iškraustyti, kurią reikės per vasarą išsibetonuoti. Va, kiek aš turiu visko išnešti. Tai čia metalinas, va, tai čia paliksim. Reiks stumt, išvežti. Kelis eurus gausim. Žodžiu, viską reikia išvalyti, iškasti. Ir išsibetonuoti. Tai čia, 2 dienas turbūt betonuosimės. Gal ne, gal kai vasarą ilgai šviesų. Tai nešu viską čia į daržinę dabar. Ta pašarinė, tai visko nesukrausiu. Čia dabar į šitą galą viską gražiai krausiu. Ir viskas, nu ką. Tai kai katei su puslėm įvaikštam iš patalpos į patalpą, kol iki galo susitvarkysim. Kitaip neina. Mama, ar girdėjai, kad čia dabar vieną sykį tik kalbėjo? Bet čia tų vien tilps, ne? Jo. Paskui tik tai supranti, kai jau padėklą pirksim, tai reiks žiūrėti. 2 sudėti. Šitą pralygintų, čia jau reikia. Nereikia.
Va, šiandien tiek spėjau. Tai čia į prakurą sudegit. Čia šiukšlis. Ir va, metalą pakroviau. Metalą pakroviau, viską nešiau čia. Va, viską sukroviau čia. Čia susipjauti malkas. Va. O Andrius va priekį užsiteplioja. Tai liks du šonai dar. Tai dar šiandien gal dar šitą nueis, nežinau. Bus matyt, bet. Po biškį žodžiu į priekį judam. Tai per savaitę reikia kitkas persinešti į daržinę. Tai bjauriausias dalykas. Čia buržuoja kitai rūkelnyčiai bus. Perdaryti reikės. Na. Žodžiu, antinai santykius aiškinausi, nežinau, gal jau įsiaiškinam. Bet senis su savo vaiku ėmasi jie va tą viena nepasidalina, va jie ėmasi. Dvi parvežėm pateles ir jie vis tiek įraudinėja, kuris geresnis. Va, įsikimba į pešiuojas. Jeigu tai bus, tai reikės vieną likviduoti. Pirmadienis atsisėdau kavytis. Eisiu paskui filmuką montuoti. Tai visko prie tų pačių papasakosiu apie Mašą. Taigi atsirado ta mūsų Maša. Pavakarę tą pačią dieną. Tai kaip ir maniau. Vėl apspangus, vėl užsėdus pelė su žiurknuodžiais. Nes jau nežinau, 3 ar 4 kartą taip pat. Tai simptomai būna apspangus. Išsiguli. Tai visą parą išsigulėjau, neėda tuo metu, tik geria. Tai išsigulėjau. Viskas. Jau jinai vakar vėl į naktinę medžioklę. Bet šį rytą tvarkinga. Parėjai. Tai va, sakau, toksai. Nes nebūdinga jai, kad eitų ir išeitų kažkur ten savaitėm. Jau jeigu tai prapuola, tai jau didesnė galimybė, kad jau jinai, tikimybė, kad jinai užsėdė šio pelę su žiurknuodžiais. Bet kartais nedvėsia nuo jų. Tiesiog turi įsipaipalioti. Tai va, atsigeriu žodžiu kavytės ir einu jums filmuką montuoti. Ačiū, kad žiūrit. Iki sekančio.